Šiandien yra minima pasaulinė Dauno sindromo diena ir Omega taip pat prisidėjo su gražia akcija Nenurašyk, o palaikyk. Šią dieną apskritai visur yra organizuojama spalvotų kojinių akcija. Skirtingos vienos poros kojinės yra tapusios tarptautiniu tolerancijos žmonėms su Dauno sindromu simboliu. Jos simbolizuoja kitoniškumą, kurį nulemia tik viena chromosoma. Ir čia tikrai gražus momentas prieš rungtynes. O dabar galime keliauti prie šių rungtynių. Kol kas žaidėjų veiduose šypsenos, bet net nebejoju, kuomet bus išmestas ginčo kamuolys, tos šypsenos bus baigtos. Robertas Kelečius prieš Rolandą Jakštą. Ir Robertui Kelečiui teks daug dirbti šiose rungtynėse. Pasižiūrėsime, kaip jam pavyks tvarkyti su asmeninėmis pražangomis. Kaip žinia, Kelečius yra linkęs prisirinkti nemažai pražangų. Jų vidutiniškai jis prisirenka po beveik 3. Šioje serijoje 2 kart Kelečius baigė rungtynės su 3 asmeninėmis. Iki prasižengė jis per rungtynės 2 kart. Buvo 3 kartai šiame sezone, kuomet jis nebaigė rungtynių dėl 5 asmeninių pražangų. Dabar pats Kelečius išprovokuoja pražangą ir stoja mesti prie baudų metimo linijos 2 baudų. Igno Juškevičiaus nėra ir priekinėje linijoje praktiškai liko vienintelis Kelečius. Apskritai Omegos penketas: Kelečius, Galeckas, Domarkas, Vasiliauskas ir Sobotkevič. Ant suolo yra Šliogeris, Karasovas, Krivickas, Baltrimavičius, Vizgirdas ir Kučinskas. Labai menkos pajėgos. Domarko netaiklus metimas ir apsigina Telšiai. Šliogeris kažkiek duoda šioje serijoje, bet aišku, tai yra vis dar jaunas žaidėjas. Karasovas atkrintamosiuose mažą indėlį įneša į komandos žaidimą. Krivickas atkrintamosiuose apskritai taškų nėra pelnęs. Čia Telšių komandos taiklus tolimas metimas. Ignas Razutis pataiko. O kalbant dar apie Omegos atsarginius, Baltrimavičius, Vizgirdas, Kučinskas apskritai labiau epizodinį vaidmenį atlieka šioje ekipoje. Subotkevičius eina iki galo ir jo metimas nuo lentos, lyginantis rezultatą 3-3. Telšių penkete Razutis, Jakštas, Kaminskis, Kaveckis ir Leščiauskas. Čia viskas kaip ir ankstesnėme mače Telšiuose, 3 serijos rungtynėse, kuomet Telšiai vėl įgijo pranašumą. Razutis dar vieną tritaškį smeigia. 6. Igno taškas sužaidus 1,5 minutės. Domarkas, Kelečius, Vasiliauskas nekylo, Robertas Subotkevičius provokuoja Ovidijaus Kaminskio pražangą. Šioje serijoje kol kas namų komandos laimi visas rungtynes pirmajame serijos mače Telšiuose. Pergalę šeimininkai iškovojo 9 taškais, nors pirmavo ir 22. Kelečius nusimetimas, Galeckas paleidžia kamuolį netaikliai. Kelečius arti atkovoto kamuolio, bet nuo jo paties. Kamuolys keliauja į užribį kartu su pačiu Robertu. Telšiuose pirmajame mače minėjau. 81-72 laimėjo Telšiai. Čia Garliavoje antrose serijos rungtynėse prieš mažiau nei savaitę Omega laimėjo 12 taškų skirtumų. Tai buvo jų pirmoji pergalė šiame sezone prieš Telšių komandą. Kaveckis, puikia galimybė jam. Bet trečiojo Telšių komandos taiklaus tolimo metimo nėra. Čia Garliavoje Omegos didžiausia persvara buvo 14 taškų. Telšiai viso labo 2 taškais vienu metu tame mače pirmavo. Telšiai ketvirtajame kėlinyje įstrigo puolime, pelnė tik 6 taškus ir patyrė pralaimėjimą, bet namuose užvakar iškovojo pergalę 9 taškais. Pirmavo jie 16 taškų pranašumu. Garliavos komanda, tai yra Kauno rajono komanda, dar buvo priartėjusi iki 5 taškų, bet galiausiai patyrė pralaimėjimą. Telšių komandos rezultatyvi ataka 8-5. Šarūnas Vasiliauskas, Galeckas prieš Kaveckį.
Vasiliauskas, jo gynyba patikėta Razučiui, Razutis neiškelia rankos ir Šarūnas Vasiliauskas pataiko metimą iš 2 taškų zonos, pirmieji Šarūno taškai, kaip jam seksis šiose rungtynėse. Puolime taip pat nuo to daug priklauso Omegos komandos likimas. Leščiauskas, Subokevičius aukštai pakyla, perima kamuolį, Vasiliauskas greitajam puolimui variantų nėra, bet turi galimybę pozicinėje atakoje pelnyti taškus šeimininkai ir Šarūnas Vasiliauskas, jo 4 taškas paeiliui. Reguliariame sezone buvo vos 2 rungtynės, kuomet Šaras nebaigė rungtynių su 2-ženkliu taškų kiekiu atkrintamosiose. Per 6 rungtynės jau 2 kart jis nesurinko 2-ženklio rezultatyvumo, sykį prieš Steką, sykį prieš Telšius. Šioje ketvirtfinalio serijoje turi problemų Vasiliauskas. Pirmajame serijos mače Telšiuose jis po didžiosios pertraukos neberungtyniavo ir apskritai per 3 rungtynes renka nepilnai po 11 taškų, tritaškius realizuodamas vos 21% taiklumu. Tai yra praktiškai beveik per pus mažesni skaičiai nei tie skaičiai, kuriuos iki tol demonstravo Vasiliauskas. Domarkas susikuria erdvės ir Dominiko Domarko taiklus tolimas metimas. Domarko taikiklis iš toli kiek nusimušė ketvirtfinalyje, aštuntfinalyje jis Steką baudė tritaškius mesdamas aukštesnių nei 50% taiklumu. Razutį keičia Nojus Radžius. Pirmasis keitimas kartu su Deividu Rasiu. Aikštėje pasirodė Radžius Telšių komandoje. Vasiliauskas labai sudėtingas tritaškis. Čia štai tokį kamuolį puolime atkovoja Kajus Vizgirdas ir prideda iškart kamuolį puolime bei krepšininkas Tadas Klimavičius, taip pat stebi rungtynes ir Darius Gvazdauskas, ilgus metus rungtyniavęs Lietuvos krepšinio lygoje. Na, tų krepšinio žmonių galime sutikti tribūnose ir dar daugiau, taip pat tribūnose yra ir Telšių komandos palaikymo grupelė. Iš tikrųjų didžiulė pagarba tiems žmonėms, kurie darbo dieną sugebėjo atrasti laiko atvykti, turbūt iš Telšių miesto čia į Garliavą, į Kauno rajoną, palaikyti savoje komandą. Telšiai be abejo norėtų į namus sugrįžti jau tik pusfinalio serijoje. Bet neužbėkime įvykiams už akių, jeigu šiose rungtynėse Omega iškovos pergalę, serija bus lygi 2-2 ir 5-osios rungtynės bus žaidžiamos Telšiuose sekmadienį 16 valandą. Šios poros nugalėtojas pusfinalyje iki 3 pergalių varžysis prieš Olimpą arba prieš Vytį VDU. Vasiliauskas dar kartelį prametė iš toli, Nojus Radžius jau kitoje aikštės pusėje. Jakštas ir Deividas Rasys baudos aikštelėje priima kamuolį. Per lengvai Deividas įkirto į baudos aikštelę, liko prieš už save žemesnį Šarūną Vasiliauską ir Deivido taškai mažėja. Telšių komandos atsilikimas iki 4 taškų. Domarkas į dešinę pusę, bet metimas kairę ranka ir Dominiko Domarko. Taiklus dvitaškis bei 5 Domarko taškas. Radžius prieš Galecką. Sužaistos beveik 6 minutės pirmajame kėlinyje. Jakštas priima kamuolį, bet sprūsta kamuolys jam ir Kajus Vizgirdas sugeba duoti pakankamai geras minutės per jo pamainą. Nieko Telšiams ryškaus nuveikti nepavyko. Aišku, ta pamaina buvo pakankamai trumpa. Kajus Vizgirdas aikštėje praleido beveik 2 minutės, o Kelečius sugrįžta į Omegos komandos penketą. Domarkas. Kelečius kyla aukštai, leidžiasi po krepšiu. Pats Robertas sezono eigoje buvo patyręs traumą ir ilgus mėnesius nerungtyniavo, bet galiausiai grįžo į rikiuotę. Domarko dar vienas metimas, šį kartą netaikliai. Pražanga Gecevičiui prieš Simo Šliogerį.
Trečioji komandinė Telšių komandos pražanga. Reikėjo laiko Keliačiui sugrįžus į aikštę vėl pagauti žaidybinį ritmą, bet to laiko šiek tiek buvo reguliaraus sezono finiše. Ten tie skaičiai buvo kukloki, bet atkrintamosiose Keliačius jau yra pakankamai ryškus. Dabar Robertas Subotkevič pelno taškus ir jo jau 6 taškas. Robertas taip pat kardinaliai kitoks yra ketvirtfinalyje, nei buvo aštuntfinalyje prieš Ukmergės Teką, kur Omega ištempė tą seriją 2-1, Radžius atakuoja iš toli netaikliai. Subotkevič dar ir kamuolį atkovoja, Vasiliauskas į kairę pusę, jo metimas kairė ranka, Šarūnas Vasiliauskas kol kas nekrenta jam tolimi metimai, bet 2 taškus jis meta nepriekaištingai, 3 iš 3 ir 6 taškai. Bei Omega jau turi +10. Aukštai pakilęs Keliačius, po krepšiu Valantiną prižiūrėjo Subotkevičius, dabar iš krašto Vilius Pocius atakuoja. Trečiajame serijos mače jis tapo X faktoriumi, pelnydamas 14 taškų ir realizuodamas 3 tritaškius. Čia 2 prieš 2 ir Keliačius pamaitintas kamuoliu, Valantinas prasižengia. Ir Robertas Keliačius stoja prie baudų metimo linijos. Telšiams būtų didžiausia klaida pagalvoti, jog viskas šioje serijoje jau padaryta ir tiesiog beliko pasimti 3 pergalę prieš Omega, kuri žaidžia be savo naudingiausio žaidėjo Igno Juškevičiaus. Kartais būna, kada kai komanda netenka vieno ar kito žaidėjo, kiti žaidėjai mobilizuojasi, atsiranda netikėtumo faktorius komandos žaidime. Kol kas Omega laikosi sėkmingai, jau +12. Čia geras Gecevičiaus perdamas, Radžius pabėga ir dėkoja komandos draugui už tą rezultatyvų perdamą. Čia jau subirėjusi Omegos komandos gynyba. Galeckas, Domarkas. Šiandien laukia ilgos minutės, jeigu neprisirinks pražangų ir Keliačiui, ir be abejo perimetro pagrindiniam žaidėjams Domarkui, Vasiliauskui, tam pačiam Galeckui. Domarkas kol kas smagiai žiūrisi pirmajame kėlinyje, 7 jo taškai. Subotkevič, Vasiliauskas ir Domarkas kol kas žaidžia be keitimų. Deividas Rasys čia savo silpnąją dešinę ranką nepataiko puskablio ir nepavyksta sumažinti atsilikimo. 100 sekundžių lieka pirmajame kėlinyje. Iš esmės ši serija dėliojasi šiek tiek kitaip nei dėliojasi abiejų komandų tarpusavio mačai reguliariajame sezone. Ten telšiai iškovojo visas 3 pergalės, laimėdami didesnių negu 22 taškų pranašumų vidutiniškai. Telšiuose ir šioje serijoje telšiai buvo įgiję 2-ženklę persvarą, bet čia tenka lipti Garliavoje iš 2-ženklio deficito. Gecevičiaus taiklus tritaškis ir mažėja atsilikimas iki -11. Trečią tritaškį pataiko telšiai, Razutis buvo pirmųjų 2 tolimų metimų autorius rungtynių pradžioje. Galeckas atakuoja iš toli. Prameta Tomas savo antrąjį tritaškį. Omega pataikiusi yra 1 iš 6. Radžius. Deividas Rasys ir jis atakuoja iš toli, bet netaikliai. Kova dėl kamuolių, Omega laimė 8-4. Domarkas. Galima daryti 2 atakas prieš 1 varžovo ataką, bet tam reikėjo greitesnio metimo. Dabar jau likus tiesiog kelioms sekundėms. Robertas Subotkevič susikūręs erdvės pataiko metimo ir Robertas taip pat ryškus. 10 jo taškas. Visi 5 taiklus 2 taškai. Paskutinė Telšių komandos ataka. Ir Keliačius prasižengia tik antroji komandinė, bet vėlgi, kalbant apie Keliačių, čia reikia pasisaugoti. Jam, aišku, tik pirmoji asmeninė pražanga. Giedrius Kurtinaitis atlieka keitimą. Keliačių keičia Kajus Vizgirdas. Jo pražangos, aišku, mažiau skaudžios. Ir Linas Krivickas, mažiausias lygos žaidėjas, keliauja į aikštę toms paskutinėms sekundėms. Galbūt irgi dėl varianto prasižengti. Ir Krivickas būtent tą dabar ir padaro.
ploja Giedrius Kurtinaitis, toks buvo sumanimas ir sumanimas įgyvendintas, prasižengti galima ir dar kartelį, bet vėlgi reikia atsargiai, nes lieka tik mažiau nei 3 sekundės. Telšiai jau galvos apie metimą ir gali gauti baudų metimus. Radžius. Krivickas nebeprasižengia, Radžius vieną kosminį metimą buvo pataikęs rungtynėse Telšiuose. Čia to taiklaus metimo, taiklus dvitaškiai metimai, 15 naudingumo balų. Domarkas taip pat žaidžia be keitimų, 7 taškai jo sąskaitoje. Vasiliauskas pelnė 6 taškus, atliko 2 rezultatyvus perdavimus. Robertas Kelečius išprovokavo 2 varžovų pražangas, kurios pavirto į baudos metimus. 3 baudas iš 4 realizavo Kelečius, vienintelis šiandien likęs toks išreikštas aukštaūgis Omegos komandoje. Vienintelis Galeckas iš startinio 5 taškais nepasižymėjo, o nuo suolo pakilę Šliogeris Vizgirdas įnešė neblogų minučių. Šliogeris surinko 1 naudingumo balą, Vizgirdas 2 ir Krivickas buvo pasirodęs dar simboliškai aikštėje padaryti tą 1 pražangą. Krivickas lieka 5 ir antrojo kėlinio pradžioje. Kelečius atakuoja iš toli, bet jo tolimas metimas netaiklus. Atkrintamosiose Kelečius gerai pataiko tolimus metimus ir jų iki šiandien buvo pataikęs 9 iš 16. Šliogeris. Nėra žingsnių iki galo, bet netaiklus metimas. Ir jau Telšių atsakas, Deividas Rasys aštrina ataką, eina prieš Pavlo Karasovo, minkšta šio ukrainiečio gynyba ir Deividas Rasys pelno 2 taškus, mažėja atsilikimas iki 11. Vasiliauskas su Kelečiumi, čia jau bus dėjimas, bet Deividas Rasys sako ne, geriau keliauk mesti baudų. Robertai, buvo pražanga, nors jau atrodė, kad dėjimas neišvengiamai. Atkeliaus čia klasikinis 2 prieš 2, viskas puikiai įgyvendinta. Šarūno Vasiliausko puikus žaidimo skaitimas. Robertas Kelečius 3 pražangą provokuoja, Deividas Rasys keliauja ant suolo, jis prasižengia pirmąjį kartą. Kelečius šiuose atkrintamosiuose renka po kiek daugiau nei 12 taškų per 18,5 žaidimo minučių. Puikus jo pataikymas, 71 procentas dvitaškių, 9 tritaškiai iš 16, baudos realizuojamos 80 procentų taiklumu. Šiandien Kelečius pataikė 4 iš 6, tai yra 67 procentai. Gecevičius. Razutis krašte yra Vilius Pocius. Dabar jis taip tylomis nukeliavo iki baudos aikštelės. Ir patyliukais ten nukeliavę sulaukė perdamo, provokuoja pražangą. Minėjau, trečiajame serijos mače Pocius pelnė 14 taškų, pataikė 3 tolimus metimus iš 4, žaidė 28 minutės, 14 taškų ir 28 minutės yra didžiausi jo šio sezono skaičiai, o apskritai bent 14 taškų Vilius Pocius nacionalinėje krepšinio lygoje prieš tai buvo rinkęs prieš daugiau nei 3 metus, 2022 metų vasarį. Ir po daugiau negu 3 metų surinko vėl bent 14 taškų. Jis tikrai ne puolimo žaidėjas, duodantis kitų dalykų, bet trečiajame serijos mače ir puolime iššovė. Vasiliausko vėlgi puikus perdavimas, čia jau Kelečius užsibaigia ir nespėja varžovai prasižengti, turi problemų Telšiai. Sandis Buškevicas, manyčiau, tikrai nėra patenkintas komandos gynyba. Giedrius Kurtinaitis kol kas gali būti laimingas ir dažnai šiandien, kuomet pasižiūriu į Giedrių, jis palydi komandos sprendimus plojimais. Dabar taip pat buvo paplota po pražangos. Valantinas Razutis, prie jo Krivickas. Martynas Gecevičius prie Šarūną Vasiliauską, 2 Lietuvos krepšinio lygos komentatoriai, 2 buvę Lietuvos rinktinės žaidėjai. Leščiauskas iš toli netaikliai. Vilius Pocius, dar viena galimybė, 13 sekundžių, Gecevičiui tiek laiko nereikia, užteko sekundės ir Martynas Gecevičius švysteli antrąjį taiklų tolimą metimą.
Po traumos, po truputėlį atsigauna Martynas. Šioje serijoje jis kyla nuo suolo, bet tai vėlgi traumos padiktuoti dalykai. Vasiliauskas atsako taikliu tritaškiu. Štai čia prieš Valantiną. Per metrą nuo tritaškio linijos. Ir Valantinas nebespėja. Pocius atakuoja Karasovą. Leščiauskas į dešinę pusę. Leščiauskas prieš Kelečių ir taškai nuo lentos. Razutis iš arti pasitinka Šarūną Vasiliauską. 38 metų veteranas yra Ignas Razutis. Per savo karjerą ne kartą buvo rinktas geriausių gynybos žaidėjų nacionalinėje krepšinio lygoje. Dabar jau aišku metai, galbūt nebe tie, yra sunku spėti paskui jaunesnius varžovus, bet Razutis dar tikrai turi parako, o Robertas Kelečius provokuoja dar vieną varžovų pražangą ir stoja prie baudų metimo linijos. 7. baudą jau išsimetė Robertas. Ir pelno dabar 7. tašką. Susteko antrose serijos rungtynėse. Tuo metu Ukmergėje Kelečius pelnė 20 taškų, sumesdamas 4 tritaškius. Užvakar Telšiuose jis pelnė 18 taškų, dabar Robertas sėdasi ant suolo. Kajus Vizgirdas vėl bandys užkamšyti tą tiek Juškevičiaus, tiek Kelečiaus spragą dabar aikštėje. Leščiauskas atakuoja iš toli netaikliai, Šliogeris ima kamuolį. Ir Šarūnas Vasiliauskas. Nėra Domarko aikštėje, yra Vasiliauskas ir Subotkevičius iš to pagrindinio penketo. Bei 3 rotacijos žaidėjai, Šliogeris, Krivickas ir Vizgirdas. Subotkevičius, 5 sekundės, jis yra aukštesnis prieš Razutį. Viską Ignas padarė maksimaliai, ką galėjo, pasižiūrėkime, ėjo praktiškai kūnas į kūną, palikdamas erdvės ir varžovų, jog negauti pražangos. Pražangos nebuvo, bet metimas taiklus. Valantinas. Čia jau jo taškai. Kai nėra Juškevičiaus, be abejo, lengvesnis gyvenimas ir Jakštui, ir Valantinui. Ignas Juškevičius šį sezoną per 43 savo sužaistas rungtynes 41 mače rinko dviženklį naudingumo balų skaičių. Vasiliauskas čia labai gražiai. Juškevičius apskritai yra 4 lygoje pagal renkamus naudingumo balus. Jų renka po daugiau nei 20, 11 dvigubų dublių. Bet šiandien jo nėra dėl traumos. Čia pražanga prieš Valantiną. Linui Krivickui pražanga, jo pasirodymas aikštėje atrodo kuriam laikui baigtas. Jis gavo 3 pražangą, 4 minutės aikštėje praleido. Na, turbūt ir buvo leistas į aikštę, jog žaistų su dideliu energijos lygiu, galbūt prasižengtų ten, kur reikia. Giedrius Kurtinaitis duoda šiek tiek pamokų Vizgirdui, kuris buvo pakeistas. Ir dabar aikštėje išbandomas ir Emilis Baltrimavičius. Bando Giedrius Kurtinaitis suktis iš padėties. Galeckas. Pusę kėlinio jau prabėgo, Omega turi plius 15. Kas galėjo pagalvoti prieš šias rungtynes? Galeckas. Jo metimas labai aukštą trajektoriją netaikliai. Martynas Gecevičius atkovoja kamuolį, pats keliauja į varžovų aikštės pusę. Iškart žaidžiama su Jakštu, 2 prieš 2. Jakštas, nusimetimas Razučiui, šis Leščiauskui. Ir čia buvo jau vienu metu kiek įstrigusi ataka, bet Leščiauskas provokuoja pražangą ir, kas svarbiausia, metimo metu Šliogeriui pražanga. Telšių komanda šioje serijoje iš esmės atrado kažkiek ir naujų lyderių. Ypatingai puolime, jeigu žiūrėsime į visą sezoną, rezultatyviausi žaidėjai yra Lukas Valantinas, Martynas Gecevičius, Gediminas Leščiauskas
Valantinas šioje serijoje renka maždaug 6 taškais mažiau vidutiniškai per rungtynes. Gecevičius dėl traumos taip pat yra ryškiai mažiau rezultatyvus. Na, dėl tų priežasčių, suprantamų priežasčių, Leščiauskas šioje serijoje taip pat renka daugiau negu 5 taškais mažiau. Bet yra rezultatyvesnis Ignas Razutis, Vilius Pocius iššovė. Laurynas Kaveckis buvo geros jam pirmosios serijos rungtynės. Čia geras Šliogerio prasiveržimas. 2 jo taškai. Ir Simo Šliogerio plius minus yra +9. Tai reiškia, jog jam esant aikštėje komanda sugeba taip pat įgyti pranašumą. Jakštas atakuoja Baltrimavičių ir čia dar viena pražanga. Ir problema, jog tai jau bus metamos baudos, nebėra komandinių pražangų rezervo. Rolandas Jakštas stoja prie baudų metimo linijos. Jakštas šioje serijoje rungtynes pradeda startinėme penkete vietoje Valantino, kuris kyla nuo suolo. Valantinas žaidžia kuklesnį minučių kiekį nei iki tol reguliariame sezone. O Jakštas dabar prametęs pirmą baudą, antrąją realizuoja. Pirmasis jo taškas. Galeckas. Baltrimavičiaus užtvara. Galeckas tarp kelių varžovų. Čia variantų nesurandama. Statiška ataka, reikia improvizuoti. Galeckas neatakuoja pats, nusimeta Šliogeriui. Ir čia iš esmės ataka galėjo būti kur kas sėkmingesnė. Buvo variantų ir Galecko atakuoti iš po krepšio. Buvo variantų ir Šliogeriui. Viskas baigėsi klaida ir vėliau dar viena pražanga. Robertui Subatkevičiui užfiksuota pirmoji asmeninė pražanga. Šliogerį keičia Šarūnas Vasiliauskas. Ignas Razutis stoja prie baudų metimo linijos. Razutis turėjo 2 geras rungtynes Telšiuose šioje serijoje, kur rinko po 11,5 taško, 17 naudingumo balų ir buvo pataikę 6 tritaškius iš 10. Čia antrose serijos rungtynėse Garliavoje Razutis pasižymėjo viso labo tik 4 taškais, prametęs visus 4 tolimus metimus. Šiandien Razutis žaidžia sėkmingai, 8 taškai, 2 rezultatyvūs perdavimai. Vasiliauskas. Domarkas. Atšoka Jakštas, Domarkas turi erdvės, bet nepataiko Dominikas. Razutis. Su Jakštu iškart 2-2 ir 2 taškai su pražanga. Kaip kenčia Omega, kuomet aikštėje nėra Kelečiaus. Emilis Baltrimavičius gauna antrąją pražangą ir iš esmės jo pasirodymas aikštėje neužtruko, bet ir neturėjo tas pasirodymas sužavėti Giedriaus Kurtinaičio. Jakštas stoja prie baudų metimo linijos, jaučia varžovų silpnąją vietą. Telšių komanda ir per ten bando mušti varžovus ir tas ne visada pavyksta, bet dabar pastaruoju metu pavyko pakankamai neblogai. Pavyksta priartėti iki 9 taškų. Galeckas, Subatkevičius ir Domarkas. Vasiliauskas baudos aikštelėje, dabar atsidengia Šarūnas. Galeckas, jo metimas, iš esmės vėlgi ataka išpildyta neblogai, bet nepavyko realizuoti metimo Galeckui. 0 taškų kol kas Tomo sąskaitoje. Ir atsigaivinimo pertraukėlės prašo Giedrius Kurtinaitis. Ninkai vienu metu jau pirmavo 15 taškų pranašumu šį sezoną prieš Telšius, tiek Omega dar nebuvo pirmavusi apskritai. Minėjau, reguliariame sezone būdavo pralaimima į vieną kasą, 22, 24 ir 21 taškų buvo pralaimėta atkrintamosiose Telšiuose. Taip pat tiek pirmose serijos rungtynėse, tiek trečiose būdavo nemažas atsilikimas. Leščiausko dėjimas iš viršaus ir iš -15 iki -7 artėja Telšiai. Vasiliauskas šiek tiek pastumėja į priekį jis ir savo komandą.
Vasiliausko jau 13 taškas, sakyčiau, žaidžia geriausias serijos rungtynės. Vasiliauskas, aišku, dar laukia antroji mačo pusė, bet kol kas smagiai žiūrisi Šarūnas, Ovidijaus Kaminskio taškai. Kaminskis šioje serijoje taip pat mažiau ryškus, 5 taškų vidurkis per 17 žaidimo minučių. Vasiliauskas prieš Jakštą, nusimetimas Galeckui, reikia taiklaus tritaškio, kai esi laisvas, ir Tomas Galeckas šeštose rungtynėse paeiliui pataiko bent po vieną tritaškį. Prieš tai buvo 6 rungtynių serija, per kurią Galeckas buvo prametęs visus 11 tolimų metimų. Dabar jau yra 6 rungtynių paeiliui su tritaškių serija. Per šią seriją jis dabar yra pataikęs 8 tolimus metimus iš 24, procentas gal ne pats geriausias, bet kai vienu metu labai tie tolimi metimai nekrito, tai yra jau pakankamai neblogai. Vasiliauskas vėl su Kelečiumi ir 2 taškai su pražanga riaumoja Šarūnas Vasiliauskas. Robertas Kelečius šiandien, sakyčiau, žaidžia puikias rungtynes. Taip, jis jau turi 2 asmenines pražangas. Tai kol kas galbūt dar nėra didelis galvos skausmas. Jeigu gautų jis 3 pražangą, tada jau būtų daugiau problemų Giedriui Kurtinaičiui. Bet kol tos 3 pražangos nėra, Kelečius tiesiog puikiai išpildo tai, ką jam sukuria ir komandos gynėjai, tiek Domarkas, tiek Vasiliauskas. Robertas jau yra pelnęs 10 taškų, išprovokavęs 5 pražangas. Ir metęs jau 8 baudas yra Robertas, meta ir 9, o dar tik pirmoji mačo pusė. Tiesa, iš tų 9 tik 6 yra realizavęs Robertas. Pagal jo šią sezono baudų pataikymo procentą galėjo tų taiklių baudų būti ir šiek tiek daugiau, nors prisiminus ankstesnius jo sezonus yra turėjęs problemų su baudų metimais Robertas. Kaveckio metimas taiklus. Laurynas Kaveckis, 4 taškas. Na, jis yra iš tos ilgametės Telšių žaidėjų brigados. Kelečius įsigudrina dar ir iš toli atakuoti, bet nepataiko. Kaveckis, Kaminskis, Razutis, Pocius, Rasys yra tie ilgamečiai Telšių komandos žaidėjai, kurių tikslas yra vienas – nuvesti komandą į pirmąją vietą nacionalinėje krepšinio lygoje. Komandoje taip pat 10 jau panaudotų žaidėjų, bet Vizgirdas, Baltrimavičius, Krivickas bei Pavlo Karasovas žaidė mažiau negu 5 minučių, o daugiausiai aikštėje laiko praleido Robertas Subatkevič. Apskritai daugiausiai minučių lygoje vidutiniškai žaidžiantis žaidėjas šiandien jau žaidžia 17 minučių. Bene paskutinė Omegos ataka. Vasiliauskas, 5 sekundės atakai, jo sudėtingas metimas ir kamuolys neliečia lanko, bei lieka Telšiams 7 sekundės ir 1/10. Sandis Buškevicas turėjo dar pasitarimą ir dabar mano Latvis, kad mažą rotaciją priverstas naudoti Giedrius Kurtinaitis. Ta rotacija dar labiau sumažėjo iškritus Ignui Juškevičiui. Pagrindinių žaidėjų amžiaus vidurkis taip pat jau yra solidus. Vasiliauskui visai netrukus sukaks 36, Domarkui 32. Na, Robertas Subatkevič yra kiek jaunesnis, jam 26 metai. Bet Omega vis dar laikosi nesėkminga ir Telšių komandos paskutinė ataka. Čia Simas Šliogeris dar išsimeta iš savos aikštės pusės. Galima prisiminti jo taiklų su 11 taiklių 2 taškų iš 11. Na, būtų sunku įsivaizduoti, kaip gali pralaiminėti tokias rungtynes. Dominikas Domarkas buvo ryškus pirmajame kėlinyje, per jį surinko 7 taškus. Jis ir toliau lieka su 7 taškais. Na ir Kelečius faktorius šiandien nėra Igno Juškevičiaus. Robertas žaidė 14 minučių, pelnė 10 taškų ir išprovokavo 5 pražangas. Pirmoji ataka antroje mačo pusėje. Kelečius pataiko 3 taškį. 2 buvo metęs, abu prametęs, dabar 3 bandymų jis neklysta. Jo 13 taškas.
Kelečius, Vasiliauskas ir Subotkevič yra surinkę 38 komandos taškus iš 52. Domarkas turi 7, Galeckas pataikė 1 tritaškį, 3 taškai. Šliogeris ir Vizgirdas pridėjo po 2. Krivickas, Karasovas, Baltrimavičius taškų nėra pelnę, Gustas Kučinskas aikštėje nepasirodė. Čia vėlgi Kelečių įmetimas ir Domarko parašiutas, kurį Kelečius sėkmingai nuleidžia į krepšį. Telšiai taip pat atsako savo taškais. Omegos didžiausia persvara buvo +15 pirmojo mačo dalyje. Telšiai vienu metu buvo pirmavę 3 taškais, bet tai buvo rungtynių pradžioje po Razučio taiklių tritaškių. Vasiliauskas iki galo nėra pražangos. Lešiauskas provokuoja Galecko pražangą. Omegos komandoje Krivickas turi 3 asmeninės pražangas, bet jo ir rolė buvo panaši – stabdyti varžovų situacijas pražangomis, kai to reikalauja momentas. Galeckui pirmoji asmeninė pražanga, Kelečius kol kas turi 2 pražangas. Telšių komandoje tokio ryškaus vieno žaidėjo puolime nėra. Razutis rungtynių pradžioje pataikė porą tolimų metimų, 8 taškai jo kraityje, 3 rezultatyvūs perdavimai. Kaveckis iš toli netaikliai, kova dėl kamuolio, šeimininkai tą kamuolį atkovoja. Telšių komandoje net 4 žaidėjai yra surinkę po 6 taškus. Lešiauskas, Jakštas, Kaveckis ir Gecevičius. Domarkas, Galeckas. Nusimetimas vėlgi situacijoje, kur buvo galima atakuoti ir pačiam. Aišku, gerą tritaškį gavo Šarūnas Vasiliauskas, bet jam nepavyksta pataikyti. 2 minutės prabėgo trečiajame kėlinyje. Galima paminėti rezultatą iš Vilkaviškio. Ten rungtynės prasidėjo tuo pačiu metu kaip ir čia, bet ten vis dar tęsiasi didžioji pertrauka. Ir Vilkaviškio perlas po 2 kėlinių prieš Jurbarką turi +22, tai yra 52-30. Čia Kaveckis kaip apmaudžiai prameta iš po krepšio. Puikia galimybė turėjo Laurynas. Ten metimas netaiklus, čia pražanga prieš Vasiliauską. Kaminskis rodo, jog galbūt buvo neštas kamuolys, bet teisėjai fiksuoja ne klaidą, o pražangą Nojus Radžius ir Deividas Rasys. Kaip ir pirmajame kėlinyje, taip ir šiame kėlinyje tampa pirmaisiais, kurie kyla nuo Telšių komandos suolo. Nojus Radžius kol kas šiandien mažai pastebimas, 2 taškai jo sąskaitoje, 2 klaidos. Ir Radžius šiandien padarė savo pirmasias klaidas šioje serijoje. Iki tol per 3 rungtynes Radžius nebuvo padaręs nei vienos klaidos. Vasiliauskas paskutinė sekundė nuo vienos kojos. Netaikliai. Daug šiandien ir sudėtingų tolimų metimų išsimetė Šarūnas, nekrenta jam tie tritaškiai. 1 iš 6 dabar jis yra pataikęs šioje serijoje. Iki šiandien buvo 5 iš 24, dabar yra 6 iš 30. Radžius, netaiklus ir jo metimas. Kelečius iš eigos taikliai ir Sandis Buškevicas mato tai, ko nenori matyti, ir jis jau yra pelnęs 8 taškus ir pataikęs porą tolimų metimų. Nėra Igno Juškevičiaus komandoje, nėra dar papildomo tokio lygiaverčio aukšto žmogaus Kelečiui, kuomet nėra Juškevičiaus, ir Robertas žaidžia puikias minutės. Šiandien kažkiek davė Kajus Vizgirdas, jam esant aikštėje komanda ėjo į viršų. Emilio Baltrimavičiaus išėjimas galbūt nebuvo toks sėkmingas. Dabar Robertas Kelečius po pertraukėlės lieka 5, aišku, reikės jam paieškoti poilsio minučių, bet Giedrius Kurtinaitis, manau, atras tų variantų. Telšių komandos priekinė linija kol kas šiandien taip ryškiai nedominuoja. Buvo ta situacija su Baltrimavičiaus minutėmis, tada Jakštas tikrai terorizavo varžovų gynybą, bet kol kas, jeigu pasižiūrėsime į Telšių komandos vidurio puolėjų duetą, Jakštas 6 taškai,
Valantinas kol kas yra pelnęs viso labo 2 taškus ir tokių ryškių lyderių Telšių komandoje nėra. Omegos dabar šansas pasididinti iki rekordinės atžymos savo persvarą. Aš daug kartų jau paminėjau, jog nėra Igno Juškevičiaus Omegos komandoje, taip pat galima paminėti, jog ir Tomas Pačėsas jaunesnysis nerungtyniauja, jis šiose atkrintamosiose žaidė tik pačiose pirmose rungtynėse prieš Steką, vėliau jo aikštėje nebematėme. Tomas Pačėsas jaunesnysis, kaip ir Ignas Juškevičius, stebi šias rungtynes, būdami su komanda šalia atsarginių žaidėjų, stebi šias rungtynes ir Tomas Pačėsas vyresnysis. Gecevičius, jam proga netaiklus Martyno metimas, porą tolimų metimų iki tol buvo pataikęs Gecas. Minus 16. Kaminskis buvo arti perimto kamuolio, jo perimti nepavyko. Domarkas prieš Rasį. Jakštas lieka prie Domarko po krepšiu. Nusileido Rasys. Čia pražanga. 4 komandinės turi Telšiai. Gediminas Leščiauskas turi 3 asmeninės pražangas. Galeckas. Kelečius prieš Rasį. Plus 11 ūgio pranašumas Kelečiaus pusėje. Gražus klaidinantis judesys. Štai čia. Vienu judesiu apgavo Deividą Kelečius ir jo taiklus metimas ir dar perimtas kamuolys. Skęsta Telšių komandos laivas trečiajame kėlinyje, bet Telšiai, žinome, yra kovingo komanda iš Žemaitijos ir dar tikrai nenurašykime šiandien svečių, bet minus 20 ir kažkiek Telšių komanda yra netgi neatpažįstama. Reguliaraus sezono nugalėtojai. Valantino geras nusimetimas, Radžiui reikia pataikyti, bet netaiklus, laisvas tritaškis. O Omega lyg ant sparnų bėga į priekį, Šliogeris plus 22 ir čia tiesiog kaip kosminėme krepšinyje. Kai monstrai ten pradėjo rinkti taškus, kaito švieslentė. Čia taip pat švieslentė kaista, nes prie Omegos galime rašyti vis plus 2, plus 2, plus 2. Dabar Valantinas kovoja iki galo ir kiek pyktelėjęs pelno 2 taškus su pražanga. Nepavyko iš karto, bet viskas gavosi dar geriau. Kelečiaus 3 pražanga ir Valantino taiklus 2 taškis su varžovo pražanga. Ir dabar gali tai kainuoti brangiai Omegai. Laiko dar labai daug, dar visas 4 kėlinys, dar praktiškai pusė 3 kėlinio. Taip, 20 taškų didelė persvara, bet šio laikinėme krepšinyje tie 20 taškų dažnai labai greitai pavirsta į kovinį atstumą. Valantinas užsibaigia pilnu komplektu pastarąją ataką 2+1. Leščiauskas prilipęs prie Domarko. Vizgirdas aikštėje. Valantinas lieka prie Domarko, Leščiauskas su 3 pražangomis prie Vizgirdo. Subatkevič, jo metimas nuo lentos 7, 2 taškis iš 7. Pocius perdamas, Valantinas. Čia jau gynybos nerasta, nebenorėjo ir prasižengti Domarkas. Vėlgi vargu ar sustabdysi jau tą pražangą varžovą, gali rizikuoti ir gauti 2+1 dar kartelį. Valantino 5 taškų atkarpa, bet reikia ir apsiginti telšiams. Galeckas atakuoja, pražanga prieš Radžių. Pavyko apsiginti Telšių komandai. Jie šį sezoną į atkrintamąsias žengia kaip reguliaraus sezono nugalėtojai. Per visus tuos bandymus užkopti į nacionalinės krepšinio lygos viršūnę dar nebuvo nei vienų atkrintamųjų, kad Telšiai į atkrintamąsias žengtų iš pirmosios vietos. Pasižiūrėsime, galbūt ta pirma vieta kažką gero jiems atneš. Kol kas tai atneša namų aikštės pranašumo šioje serijoje, kaip ir kitose serijose. Jeigu jų dar turės Telšiai, jie turės tą savo 6-ąjį žaidėją, kuris šį sezoną leidžia namuose turėti 17 pergalių kiekį ir vos 4 pralaimėjimus. Išvykose Telšių balansas yra 11 laimėjimų, 8 nesėkmės. Gecevičius.
Martynas Gecevičius ieško Valantino, įmetamas kamuolys jam, Robertas Subotkevič prieš Valantino. Gera gynyba ir nėra pražangos, nėra ir taškų, bet yra antrasis šansas. Gecevičius klumpa jis, Leščiauskas 9 sekundės, iš toli taikliai Gediminas Leščiauskas. 9 jo taškas, pirmasis taiklus tritaškis. Šioje ketvirtfinalio serijoje Leščiauskas renka po mažiau negu 8 taškus. Reguliariame sezone su Omega jis rinkdavo po 15 ir Telšių spurtas baigėsi iškart, kuomet Pavlo Karasovas pataiko savo pirmąjį metimą. Pirmieji ukrainiečio taškai. Gecevičius nepavyksta apsikeisti tolimais metimais, taikliais tolimais metimais. Šiame kėlinyje Telšiai padarė yra tik viso labo 2 klaidas, bet tai neleidžia priartėti prie varžovų priešingai. Buvo -8 po 2 kėlinių, dabar yra -19. Šį kėlinį Omega laimėjo 18-7. Robertui Subotkevič antroji asmeninė pražanga, bet tai jau bus 2 baudos metimai. Galeckas keičia Domarką. O Vilius Pocius prie baudų metimo linijos. Šiandien Pociaus faktorius puolime labai kuklus. 1 taškas, tiesa 3 atkovoti kamuoliai ir 3 rezultatyvūs perdavimai. Dabar jis pelno savo antrąjį tašką. 51% baudų metikas sumeta abejas šį kartą ir yra realizavęs šiandien 3 iš 4. Omega šiame kėlinyje yra atlikusi jau 7 rezultatyvius perdavimus. Toliau klaidų kiekis labai mažas, vos 2 klaidos, 18 perdavimų taikliam metimui. Na, puolimas fantastiškas, aišku, ši ataka į tą fantastišką puolimą neįeina. Čia kaip klysta Gecevičius, Šliogeris jau yra greitesnis, bet Gediminas Leščiauskas nebespėja. Gecevičius čia jau aišku, na, sunku vaikytis Simo Šliogerį, kuriam vos 19, Gecevičiui 36, nespėja Martynas po prarasto kamuolio. Leščiauskas yra jaunesnis, bet ir jam jau pristigo laiko sustabdyti varžovą pagal taisykles. Šliogeriui pražanga, vėlgi baudas mes. Telšiai, Martynas Gecevičius. Na, ta klaida vėlgi pakankamai brangiai kainavo. 11 kamuolių yra praradę Telšiai ir tai kainavo jiems 15 varžovų pelnytų taškų po Telšių klaidų. Omega prarado 2 kamuolius ir Telšiai tas 2 klaidas pavertė 5 taškais, kas nėra labai blogai, bet aišku reikia provokuoti daugiau varžovų klaidų. Jeigu tik yra tam galimybės, čia nėra klaidos, 7 sekundės atakai. Subotkevičiaus metimas, viskas šiandien ką meta, tą pataiko Robertas. Ką metu tą pataikau? Martynas Gecevičius. Vilius Pocius, čia už po krepšio. Greitas krepšinis, rezultatyvus krepšinis. Tai po rankų kol kas šeimininkams, bet Telšiai vis dar laikosi, lieka minutė. Krašto Šliogeris, laisvas nespėja, Leščiauskas ir Simo Šliogeris siunčia linkėjimus visiems iš dešiniojo krašto. Šliogerio taiklus tritaškis ir 9 jo taškas, gerų minučių duoda Simas pakilęs nuo suolo. Šioje serijoje Omegai atsarginiai žaidėjai renka 24% visų komandos taškų, kai Telšiams atsarginiai renka 51%, netgi daugiau negu starto 5 žaidėjai. Aišku, na, be pigų kalbėti, kai Telšių komandoje nuo suolo kilo Radžius, Gecevičius, kartais Jakštas ar Valantinas. Bet Omega šiandien iš savo atsarginių žaidėjų gavo 14 taškų, kas nėra labai blogai. Radžius iki galo taškai.
Paskutinė Omegos ataka. Šiame kėlinyje Omega pelnė 28 taškus su 8 rezultatyviais perdavimais ir galimybė dar pridėti 3. Galeckas spėjo berods išmesti kamuolį, bet metimas buvo netaiklus, bet kokiu atveju Omegai trečias kėlinys buvo labai geras. 55% pirmajame mače ir 44% tritaškių buvo taiklus trečiajame mače. Martynas Gecevičius grąžina kamuolį ir Telšiai pradeda ketvirtąjį kėlinį. Radžius, Pocius, Gecevičius, Kaminskis ir Leščiauskas. Penketas be Jakšto, be Valantino, be Razučio. Pociaus taškai. Reaguoja Sandis Buškevicas į rungtynių eigą ir bando su tokiu penketu ir aikštės gynybą išlipti šiame mače. Vasiliauskas, Galeckas, Domarkas, Karasovas ir Kelečius. Toks Omegos penketas. Domarkas. Jo metimas viena ranka netaikliai. Leščiauskas. Šiandien dar nei vienas Telšių komandos žaidėjas nėra dviženklėje taškų zonoje. Dabar vėlgi koks atviras perdamas tiesiai varžovų į rankas. Perima kamuolį šeimininkai. 12 Telšių komandos prarastas kamuolys. Vasiliauskas. Galeckas. Karasovas nusimeta į dešinę, ten Domarkas. Nepataiko Dominikas. Leščiauskas gauna Karasovo bloką. Du geri ukrainiečio pasirodymai gynyboje. Prieš tai perimtas kamuolys, dabar blokas, bet Telšiai tęsia ataką ir Kaminskis iš po krepšio visiškai laisvas. Giedrius Kurtinaitis dabar panaudoja savo pirmąją pertraukėlę antroje mačo pusėje. Jakštas ir Kaveckis turi po 6 taškus, Kaminskis, Radžius ir Rasys po 4. Visi 10 rungtynėse pasirodę žaidėjų yra pelnę taškus, tik jaunieji Benas ir Titas Leinor. Tai dar šiandien nėra rungtyniavę ir turbūt nerungtyniaus. Omegos komandoje Kelečius jau yra pelnęs 22 taškus. Jis žaidžia dabar su 3 asmeninėmis pražangomis. Likęs yra Kelečius prieš Radžių. Galecko metimas besibaigiant laikui taiklus. Kelečius rezultatyviausias, Subotkevič antras su 16 taškų. Vasiliauskas antroje mačo pusėje pridarytas. Taškų nepelnė. Antroje mačo dalyje jis. Kaminskio nusimetimas ir Pocius iš toli nepataiko. Buvo 3 iš 4 telšiuose, bet tai aišku, buvo kažkiek išimtis iš tendencijų. Pocius tikrai nėra tas metikas iš toli ir ties juo galima rizikuoti. Kelečius nusimetimas, Galeckas. Na čia kiek erdvės, Gecevičius jau net nebeina ten prie Tomo. Kelia pirštus į viršų Galeckas ir pasižiūrėkime, Gecevičius tiesiog palydėjo žvilgsniu ir skėstorojo Omegos ataka, kai Galeckas, na ten dešinėje visiškai laisvas, turėjo net kelias sekundės pagalvoti, prisitaikyti ir tiek laiko gavęs Galeckas pataikė savo antrą tritaškį. Kaminskis pats bando laimę iš toli, Ovidijus Kaminskis pataiko tritaškį. Šį sezoną, kaip žinia, Kaminskis dažniau atakuoja iš toli ir dažniau pataiko negu įprastai. Rekordinis jo sezonas, kalbant apie pataikytus tolimus metimus. Tas kiekis nėra labai didelis, bet lyginant su ankstesniais sezonais, Kaminskis kur kas dažniau šį sezoną pataiko iš tolimo nuotolio. Čia vėl dešinėje nieko nėra išskyrus vieną Omegos žaidėją, bet Subotkevičiui pataikyti nepavyksta. Nors galima prisiminti, Galeckas, Šliogeris iš to krašto prieš tai realizavo metimus. Dabar Razutis pelno taškus ir Telšiai dar nekelia tos baltos vėliavos. Po pauzės 5 taškai be atsako ir minus 14. Šarūnas Vasiliauskas. Galeckas. Pro galinę liniją nusimetimas ten, kur Kelečiaus nebuvo. Čia pražanga prieš Razutį ir 3 baudos metimus panašu gauna Telšiai. Taip ir yra. Šarūnas Vasiliauskas.
Paskutiniu metu ten dar bandė atsitraukti, bet pražanga užfiksuota Šarūnui. Tai yra tik pirmoji asmeninė, bet Ignas Razutis stoja mesti baudas ir Razutis neklysta. Pelno savo 9 tašką. Netgi jau 11 taip tašką prieš tai buvo pataikęs jis dvitaškį. Razutis yra rezultatyviausias ir naudingiausias savo komandoje. Ir šiandien Ignas yra pataikęs vienintelį savo mestą dvitaškį, abu mestus tolimus metimus ir visas baudas. Minus 11, dar ką tik buvo minus 19. Ir dabar jau suklusti reikėtų Giedriui Kurtinaičiui. Laiko dar labai daug, vėlgi rungtynės dar gali turėti intrigą, čia pražanga prieš Galecką. Kaminskis tą pražangą pripažįsta, trečioji asmeninė jam pražanga, kol kas šiame kėlinyje komandinių pražangų mažoka, po vieną turi abi komandos, bet tai buvo pražanga metimo metu, Galeckas meta baudas. Tiesa, prameta pirmąją. Užvakar Galeckas pelnė 14 taškų, geriausias jo mačas atkrintamosiose buvo lemiamos rungtynės su Steku. Tuomet jis pelnė 15 taškų, rinko 22 naudingumo balus, dabar Galeckas prameta abu baudos metimus. Labai svarbiu metu Tomas nerealizuoja baudų, ten net ir vienas taškas jau būtų postumis į priekį. Dabar reikia Omegai dirbti gynyboje, Leščiauskas, jo prasiveržimas, bet nesėkminga ataka, išmuštas kamuolys ir Martynas Gecevičius. Netaikliai Razutis ima kamuolį. Dar viena galimybė Telšiams. Leščiauskas mina šoninę liniją ir tas taiklus tritaškis nuplaukia į neįskaičiuotų tritaškių sąrašą. Turi progų Telšiai dar labiau sumažinti atsilikimą ir kiek brangiai jie sumoko šitas klaidas. Galėjo būti jau tik minus 8, o laiko dar sočiai. Domarkas po išsikeitimo prieš jį lieka Kaminskis. Po krepšių prieš Kelečių Gecevičius. Šarūnas Vasiliauskas, jo sudėtingas metimas ir kokį dūrį. Jis smeigia varžovams tiesiai į paširdžius. Šarūnas Vasiliauskas. Pirmieji jo taškai antroje mačo dalyje. Koks svarbus šeimininkams tolimas metimas. Razutis. Pusę kėlinio prabėgo Ignas. Pirmą kartą suklysta atakuodamas, bet yra antrasis šansas ir antrojo šanso taškai. Antrų bandymų šiandien Telšiai yra pelnę 15 taškų, Omega viso labo 4. Telšiai dvigubai daugiau puolime yra kovojo kamuolių nei varžovai. Vasiliauskas vėl. Turbūt pats bandys užsibaigti ataką prieš Kaminskį. Šarūnas Vasiliauskas netaikliai, Kelečius praktiškai nepašokęs atsikovoja kamuolį ir provokuoja pražangą. Nebus baudos metimų, bet Omega turės kamuolį Kaminskiui, 4 pražanga. Robertas Kelečius. 4 kėlinyje jau tylesnis, bet 22 taškai, 7 išprovokuotos pražangos jau dabar nuostabi statistika. Domarkas prieš Kaminskį. Mažiau nei 10 sekundžių į dešinę eina Domarkas, sudėtingas jo metimas, gera Kaminskio gynyba. Naujo atakai skirto laiko nebuvo ir matome švieslentėje sekundę ir 70-osios, bet Telšiams nutiko blogiausia, kas galėjo nutikti, pražanga fiksuojama Martynui Gecevičiui ir tai yra papildomas laikas Omegai. O laikas senka ir laikas yra Omegos sąjungininkas. Dar viena pražanga. Jakštui pražanga. Ir Telšiai jau turi 4 komandinės. Omega lieka su 1 komandinė.
Razutis prieš Domarką ir dar viena pražanga. Čia tikra pražangų pasiutpolkė pastarojoje atkarpoje, kuomet Omega organizuoja ataką, Razučiui pirmoji, bet tai jau yra baudos metimai. Domarkas šiandien 2 baudas iš 2 yra realizavęs. Pataiko ir 3. 10 Dominyko taškas. Šioje serijoje iki tol Dominikas rinko po 19 taškų, bet šiandien yra kitų lyderių. Kelečius turi 22, Vasiliauskas ir Subotkevič po 16. Šliogeris pelnė 9 taškus, taip pat ryškus jo pasirodymas su 12 naudingumo balų. Domarkas sumetė baudas. Jakštas iki galo nuo lentos. Vis dar gyvi šiame mače yra Telšių komandos žaidėjai. Bet laiko lieka vis mažiau, o atsilikimas vis dar dviženklis. Gecevičius lyg sufleruoja Galeckui mesk iš toli, šis iš toli neatakuoja, Šliogeris labai netaikliai ir Telšiai bus su kamuoliu. Telšių komandos sirgaliai, kurie atvyko čia šiandien į Garliavą, vis dar tiki savąją komandą ir skanduoja Telšiai, Telšiai. Razutis iki galo ir pražanga ten dar kiek anksčiau Simui Šliogeriui. 3 asmeninė, 2 komandinė. Razutis baudų dabar nemes, Telšiai tiesiog toliau reks ataką. Omega šį sezoną namuose yra iškovoję 14 pergalių, patyrę 8 pralaimėjimus. Bet galima prisiminti, buvo vienas mačas žaistas ir Valdo Adamkaus sporto centre. Pocius eina iki galo, čia jau bus baudos metimai, Šliogeriui 4 pražanga. Šiandien Simas žaidžia jau beveik 20 minučių. Daugiausiai iš tų žaidėjų, kurie kilo nuo suolo, Vilius Pocius prameta baudą. Taip, 51% šiame sezone ir gali tikėtis, jo gali jis nepataikyti, bet tokiu metu Telšiams jau reikia tokių taiklių baudų, o čia nėra netgi nei vieno taško. Ir antro šanso Omega varžovams nesuteikia. Vėjais paleista galimybė sumažinti atsilikimą. Vasiliauskas prieš Jakštą. Mažiau negu 10 sekundžių Šarūnas Vasiliauskas. Atšokimas, metimas ir Šarūnas Vasiliauskas siunčia tritaškį ir galbūt tai jau pribaigs Telšių komanda. Pasirodo, kad galbūt netgi ne 3, 2 taškai buvo įskaityti, turbūt mynė liniją Vasiliauskas, bet Omegai tai nemotais padidinta persvara ir dar viena pertraukėlė. Reguliaraus sezono dvikovas Vasiliauskas prieš Telšius iki šiandien buvo pataikęs 7 tritaškius iš 36, šiandien 2 taiklus iš 7. Galėjo būti 3 iš 8, bet mynė šiek tiek liniją prieš tai Šarūnas. 3 minutės ir 14 taškų. Martynas Gecevičius dabar priima kamuolį, iš karto atgal atiduoda perdamą jis Razučiui, jo nusimetimas link Viliaus Pociaus. Išmuštas kamuolys, bet net jeigu ten būtų priėmęs kamuolį Pocius, na jis nėra tiek pavojingas, būdamas prie tritaškio linijos. Šiandien Telšių komandos treneris mažai gavo iš Radžiaus, iš Deivido Rasio, iš Kaveckio. Rasys apskritai žaidė tik 10 minučių. Radžius kiek daugiau, bet abu jie pelnė po 4 taškus. Kaveckis dabar gali pasižymėti, bet jo 9 taško nėra, lieka jis su 6 ir 3 pramestų tolimų metimų. Dar viena apsiginta ataka priartino Omega prie išlyginto serijos rezultato. Priminsiu, Telšiai pirmauja serijoje 2-1. Vasiliauskas, dar vienas jo kosminis tritaškis. Šį kartą kiek galbūt persistengta. Martynas Gecevičius, Kaveckis susistato kojas, bet netaikliai nekrenta šiandien metimai sniperiui.
Ir visai komandai 6 iš 24, tai yra viso labo kiek daugiau nei 20% tolimų metimų pataikymas. Aišku, iš toli atakuojant nespindi ir Omega, bet jie pataikė 9 tolimus metimus, tai yra 3 daugiau nei Telšiai. Domarkas nuo lentos per varžovą, jo taškai, čia dar pertraukėlė, Giedrius Kurtinaitis, nebent dar tos pertraukėlės gali prašyti, bet berods ne, tiesiog keitimai abiejose komandose. Ir panašu, kad Omega šiandien pergalę iškovos. Lieka mažiau nei 2 minutės, 16 taškų, tiesiog per daug. Taškų skiria komandas, jog dar Telšiai turėtų galimybių. Pocius pro galinį liniją, jo nusimetimas. Ši serija kaip ir Olimpo bei Šakių serija, kur kol kas laimi namų komandos. Ten 2-2, rytoj 5-osios rungtynės, čia 2-2, sekmadienį taip pat 5-asis lemiamas serijos mačas. Erikas Kučiauskas, Šakių komandos treneris, sakė, kad galbūt 3 kartas nemeluos. Giedrius Kurtinaitis galėtų taip pat tą frazę panaudoti. Šį sezoną Telšiuose Omega yra patyrusi, įskaitant ir reguliaraus sezono mačą, 3 nesėkmes. Robertas Kelečius šiandien baigė savo pasirodymą, rezultatyviausios jo sezono rungtynės, 22 taškai Roberto sąskaitoje. Jurbarkas, praėjusio sezono čempionas, skęsta Vilkaviškyje ir ten jau turbūt netgi yra paskendęs. Nematau rungtynių, bet matau rezultatą -34 kėlinyje. Ir Vilkaviškio Perlas gali žengti istorinį žingsnį link pusfinalio. Tai būtų dar viena nauja komanda, kuri kada nors yra žaidusi nacionalinės krepšinio lygos pusfinalio etape. Čia 3 baudos metimai. Nojus Radžius provokuoja pražangą. Linas Krivickas prasižengia 4. kartą. Radžius mes baudos metimus. Šiandien Nojaus sąskaitoje 4 taškai, 3 klaidos. Minėjau, iki šių rungtynių Radžius šioje serijoje nebuvo praradęs nei vieno kamulio. Šiandien 3 kamuolius prarado, bet taiklių baudų metimų seriją Radžius tęsia. 22, 23 taikli bauda iš eilės nacionalinėje krepšinio lygoje. Ir 24 taikli bauda paeiliui. Mažai ką tai keičia šiose rungtynėse. Telšiai dar bando spausti savo varžovus. Ir perimtas kamuolys Kaveckis. Iš po krepšio Telšiai taip pat pasiekė 80 taškų ribą. Omega laimės 4 rungtynes šį sezoną, kai yra praleidę 80 taškų mažiausiai. Iki tol, kuomet jie praleisdavo bent 80 taškų, balansas buvo 3 pergalės ir 20 nesėkmių. Šiandien, turbūt jau vargu, ar Omega dar gali pralaimėti šias rungtynės, tad bus 4 pergalė praleidus bent 80 taškų. Domarkas prameta baudą. Šios poros laimėtojas pusfinalėje varžysis prieš Palangos Olimpą ir Šakių Vytį, tad galime jau dabar konstatuoti faktą, jog tas pusfinalis susidės iš komandų, kurios turėjo pilną 5 rungtynių seriją ketvirtfinalyje. Ir panašu, kad po šiandien turėsime jau vieną aiškę pusfinalio porą. Vakar Žalgirio dubleriai neįtikėtinoje dramoje po 2 pratęsimų eliminavo Sūduvo Mantingą. Žalgiris šiandien gali sulaukti jau savo varžovo ir juo taps Vilkaviškio Perlas, grupinis pirkimas.lt. Įdomi pora, turbūt prieš sezoną vargiai kas galėjo prognozuoti tokį pusfinalį, bet bus labai įdomu pasižiūrėti Žalgirio ir Perlo kovą iki 3 pergalių serijoje.
Žalgiris ten turės namų aikštės pranašumą, o čia sugrįžkime į Garliavą. Vilius Pocius. Jo, prasiveržimas, čia galbūt net buvo bandymas įdėti kamuolį, pražanga fiksuota. Nors jau atrodo viskas aišku, bet nemažai stabdymų dar ketvirtojo kėlinio pabaigoje. Ir pražangų matome ir vienoje, ir kitoje aikštės pusėje. O Pocius prameta dar vieną baudą, šiandien metė 7, pataikė 3. Aštuntas jo taškas. Dar vienas perimtas kamuolys. Leščiauskas ir Valantinas. Iki 9 mažėja atsilikimas. Ir dar kartelį praranda kamuolį Omega. Na, jeigu taip atiduosi kamuolius, tai aišku, dar galima turėti intrigos. Laiko jau labai minimaliai lieka 16 sekundžių. Bet, na, čia net 1 sekundės neužtruko Telšėjo perimti kamuolį. Buvo fiksuota pražanga Robertui Subotkevičiui. Radžius iš toli. Taikliai. Iki 6 mažėja atsilikimas. Dabar grąžina kamuolio Omega ir to turbūt turėtų užtekti. Dega sekundė, Šliogeris iš po krepšio ramiai. Ir baigėsi šios rungtynės su Valantino dar 2 taškais. Berods įskaityti taškai. 94-88. Turbūt toks turėtų būti rezultatas, jeigu tie Valantino taškai buvo įskaityti. Bet esmės tai nekeičia ir šiaip galima paminėti, jog galbūt rezultatas net neatspindi to konteksto antroje mačo pusėje. Trečią kėlinio Omega laimėjo +10 ir po 3 kėlinių jie turėjo +18. Didžiausias pranašumas.